Labas vakaras, aš Giedris. Pabandysim pratęsti savo sunkiai identifikuojamų rūšių dalį. Čia man nevaikšto. Gerai. Tai čia vėlgi mes aptarsim tas sunkiai identifikuojamas rūšis, kur daugiau dėmesio reikia skirti joms identifikuoti. Na ir kaip ir aną kartą teiksiu svarbiausius skiriamuosius požymius, o jums reiktų bandyti juos įsidėmėti. Atsistojom šioje vietoje, šnekėsim pradžią apie satyriukus, Cenonimfa genties rūšis, kurių bent 5 Lietuvoje sutinkamos. Štai atrodo, kaip jos atrodo iš viršutinę pusę, jos gana, kaip nebaisiai įspūdingai atrodo. Nėra margios rūšis, drugiai tai yra nemargiai, kai kurie gana panašus viršutinę pusę. Tai didžiausia rūšis, didžiausias drugiai rūšies yra pievinio satyriuko. Kartoju, jisai pievinis tik tai keistai pavadintas, šiaip jis pievose praktiškai nėra niekada randamas. Jisai daugiau tokių žemapelkių rūšis. Tai šita rūšis dažniausiai painiojama su gelsvuoju satyriuku, kurie viršutinė pusė yra gana panašus. Matysim skirtumus apatinėje sparnų pusėje. Lengviausiai skiriamas, bent jau pagal viršutinę pusę, krūminis satyriukas, kadangi jis toks dvispalvis, tai yra priekiniai sparnai su išorė tokiu tamsiu apvadu, plačiu apvadu. O pats sparnas yra turbūt koks oranžinis ar koks spalvos, jeigu pamenat, man su spalvom truputį problemas. Taip, tai ir rudakis satyriukų patelė, čia apačioj šiek tiek visų parodo patelių ir patinų skirtumai, tamsiųjų satyriukų šiek tiek skiriasi patelės nuo patinų, taip daugiau. Gelsvų ir pievinių praktiškai vienodai atrodo patinai, patelės, krūminių satyriukų irgi ne kas skiriasi. Rudakis satyriukų patelių ryškesnės tos akinės dėmės. Bet kaip matot, viršutinė pusė mums mažai ką sako, dėl to mums aktualiau matyti apatinę sparnų pusę, norint tas rūšis tiksliau identifikuoti. Tai štai vėlgi, kaip sakiau, pievinio ir gelsvųjų satyriuko apatinės pusės gana panašios, tik tai gelsvas satyriukas šiek tiek mažesnis, plius priekinių sparnų apatiniai pusėje juoda akinė, ta dėmė yra paprastai gerokai didesnė negu pievinių satyriukų šita, plius pieviniai satyriukai turi kaip dažniausiai 2 dėmes, daugiau ar mažiau išreikštas priekinių sparnų apatinėje pusėje. Ir skiriasi užpakalinių sparnų apatinės pusės, bet tiek tos pakraštinės dėmes pievinių satyriukų yra paprastai daugiau ar mažiau vėlgi išreikštos, patinų patelių ten skiriasi išreikštumas. Reiškia, yra matomos gana aiškiai dėmių eilė, šitoj pakraštiniai daly. Tuo tarpu gelsvųjų satyriukų tos dėmės praktiškai visiškai sunykę, galima tik įsivaizduoti jų buvimą. Ir šiaip visas tas sparnas gan toks vienodai pilkas. Ir šita išsiskiria iš balta dėmė užpakalinių sparnų vidurinėje dalyje gana tokia ryški. Ir pievinių satyriukų šita dėmė taip pat matoma ir dažnai jinai gerokai didesnė. Vėlgi matysim kitoj nuotraukai. Dar vienas požymis, kuris taip irgi paprastai gerai matomas, tai priekinių sparnų apatiniai pusėje už šitų akinių dėmių. Šita šviesi tokia juosta, ar tai
linija juosta dažnai gana ryškiai matoma, tuo tarpu gelsvųjų satiriukų jinai labai neryškiai. Tai dėl to, kaip matot, šitas rūšis bus sunkiausia skirti, geriausias dalykas, lengviausia pagal buveinę. Pirmas dalykas. Jeigu tai yra žema pelkė, kažkokia tarpinė tipo pelkė, tai tikėtis gelsvųjų satiriukų ten mažai šansų. Tuo tarpu pievose, sausose pievose, tikėtis pievinių satiriukų irgi nelabai. Tuo tarpu gelsvieji ten dominuoja. Štai vat. Tamsieji satiriukai nuo šitų dviejų rūšių skiriasi, matom, neturi priekinio sparno apatinėje pusėje jokios akinės dėmės. Visai. Nu, čia vėlgi gana gerai išreikštas akinės dėmės užpakalinių sparnų pakraštyje, nepilna eilė, lyginant su rudakiu satiriuku. Na ir vat tokios pora pabarstytų baltų dėmių už šitų akinių dėmių eilės. Krūminį satiriuką lengviausia atskirti iš visų, iš karto, kai matosi, kaip jis skrenda ar atsitupia, labai ryški, kontrastingas baltas laukas užpakalinių sparnų apatiniai pusiai ir didelės ryškios akinės dėmės, vėlgi nepilna jų eilė. Tai tas geriausias požymis ir dėl to šitos rūšies sumaišyti su kitom praktiškai neįmanoma. Nu, rudakis satiriukas pasižymė labai gerai išreikštom, visa pilna eilė užpakalinių sparnų pakraštinių tų akinių dėmių. Na ir pats pakraščiukas yra ten juosta tokia aprėminta kitos spalvos ištisinė juostelė. Pavažiuojam, pasižiūrėkim, kaip tai atrodo natūroje. Vat kaip jūs matysit tos drugius vykdydami stebėseną. Tai vat, kaip sakiau, pievinio satiriuko Cynonymfa tulija. Labai gerai dažnai išreikšta šita priekinių sparnų apatiniai pusėje balta juosta. Ir vat šita užpakalinių sparnų ta balta juosta irgi prastai gerai išreikšta. Akinės dėmės nėra ryškios užpakalinių sparnų, nuo priekinių sparnų matosi dvi paprastai tos akinės dėmės. Nu, toks jau labai išreikštas pievinis satiriukas šitoj nuotraukai. Kartais būna ne taip ryškiai matomos tie požymiai. Na, gelsvas satiriukas, kaip sakiau, matom, šitų pakraštinių dėmių nėra. Visas sparnas apatinis, užpakalinė jo pusė. Tai yra užpakalinis sparno apatinė pusė vienodai tokia, taip, gana vienodai pilka. Su balta juostelė per vidurį. Dėmių nėra. Akinių praktiškai. Na ir didelė akinė dėmė priekinių sparno apatiniai pusiai. Tamsusis satiriukas, o čia kaip vėlgi minėjau, priekinių sparnų šitoj vietoj akinės dėmės nėra. Matot, visos kitos rūšys turi tai akinę dėmę. Na ir pilna praktiškai eilė akinių dėmių užpakalinių sparnų pakrašty, nors jos nėra tokios ryškios, kaip kad rudakio satiriuko. Iš karto galim šoktelt prie to rudakio satiriuko. Irgi labai ryškiai matoma paprastai šita akinių dėmių eilė, plus akutė priekinių sparnų apatiniai pusiai. Na ir tokia balta juosta gana irgi išreikšta greta akinių dėmių eilės. Nu, ir kai jau pamatom, jau tikrai sunku sumaišyti šią rūšį su kitom. Kaip ir krūminio satiriuko sumaišyti su kitom rūšim nelabai pavyks. Šokam prie kitų dviejų rūšių. Tai yra jautakis satyras ir dirvonis satyras, kurių viršutinė pusė labai panaši, ypač patinų.
Va, todėl mes kreipiam dėmesį praktiškai į apatinę sparnų pusę. Jautakio satyra patinų, lyginant su dirvoniniu satyru. Aiškiai matom, priekinių sparnų apatiniai pusė akutė labai maža, tuo tarpu dirvonio satyro gerai išreikšta didelė akutė, viena patinų. Patelė tuo tarpu dirvonio satyro dvi akinės dėmės priekinių sparnų apatiniai pusiai, ko nėra jautakio satyra, bet jautakio satyrai tai vietoj turi vieną didelę akinę dėmę. Skirtumai yra užpakalinių sparnų apatiniai pusiai, jautakio satyra taip pat turi paprastai, bet jau patinai labiau išreikštas, dvi juodas dėmeles. Patelės praktiškai labai sunkiai žiūrėti šitų dėmelių reiktų, patelės apatinės sparnuose, apatiniai pusėje. Tuo tarpu dirvoniai satyrai užpakalinių sparnų apatiniai pusėje jokių dėmių neturi. Na ir šiaip šiek tiek šnekant apie buveinę, tai dirvoniai satyrai jau labai sausose pievose sutinkami, smėlynuose dažnai iš viso. Tarp jautakiai satyrai įvairiose pievose įvairaus drėgnumo labai dažna rūšis. Tai dar kita pora satyrų, tai yra pušinis ir juodasis satyrai. Na, sumaišyti jų, kai jau matai, tupinti ar skrendantį nelabai pavyks, nes juodasis satyras, kaip ir pavadinimas sako, yra juodas praktiškai su šviesia juosta sparnų keliniai daly. Tiek iš viršui matoma juosta, tiek užpakalinių sparnų apatiniai pusė irgi matoma gerai, ryški, kontrastinga, balta, lenkta juosta. Tuo tarpu pušininis satyras turi tokias viršutiniai pusiai sparnų, tokias, nežinau, geltonas dėmes, ar kaip sakyti, zonas su tom išreikštom dviem akim dėmėm, tai yra. Nu ir supainioti galima tik tai iš toli, nes jų elgsena panašiai. Nes jie greitai labai jautrus, greit pakyla, iš niekur atrodo, nes labai maskuojasi smarkiai, pamatyti tupinti praktiškai tik atsitiktinai gali, o šiaip pamatai jos kaip pakyla. Tai yra pabaidyti, pakyla staigiai, greitai nuskrenda kažkur ir vėl atsitupia. Atsitupia dažniausiai, vėlgi dažnai abudu turi tokią manierą. Atsitupia ant kažkokių vertikalių paviršių, ant medžio kamieno dažniausiai ir suglaudžia priekinius sparnus, nuleidžia žemyn ir maskuojama užpakalinių sparnų ta spalva, padaro jas nematomas. Žodžiu, tokia elgsena panaši. Kartais ant žemės tupia irgi, bet bent jau pušiniai satyrai, pušininiai. Kaip matot, nėra sudėtinga šitas dvi rūšis skirti. Atsimena tikriausiai, kad juodasis satyras saugomas Raudonoj knygoje. O pušinis labai dažnas, ypač pajūryje. Taip, dar dvi rūšis, kurios jau šiaip jau sunkiai skiriasi, bet ir nelabai yra poreikio jų skirti mums, nes praktiškai ta šilinė erebė Lietuvoje neberandama labai seniai. Erebė etiops. Kažkada buvo randama, dabar praktiškai mes manome, kad jinai yra jau išnykusi ir aptinkama tik tai tamsioje erebėje. Bet kuriuo atveju gal jums pavyks aptikti ir šitą šilinę erebę kur nors dar užsilikusią. Ir dėl to reikia mokėti skirti. Viršutinė pusė, kaip matote, praktiškai nelabai atskirsit. Jinai vienodai atrodo. Apatiniai pusė irgi panašumų
daugiau negu skirtumų. Tamsioji rėbė skiriasi tik tai pleišto formos, balta dėme, užpakalinių sparnų, tom pakraštiniai dalykų rodo su žymeklio. Kurios tokios baltos dėmės šilinė rėbė neturi. Tai lengviausias požymis. Jeigu pamatysit kada nors tą tamsią rėbę, kuri šiaip dabar sutinkama tik tai, bent jau pastaruoju metu žinomi faktai, tik tai Šiaurės Lietuvoje, Mažeikių rajone, Švenčionių rajone taip pat yra stebėta gan palyginus neseniai, tai irgi tikėtina, kad Labanoro gyrėje kažkur tai galbūt dar jinai gyvuoja ir galima aptikti. Bet sakau, tai labai reta rūšis ir labai lokali matyti. Tai koks skiriamasis požymis? Ir balta trikampė dėmė apatiniai pusėje. Dabar tokias gražuoliai auksinukai. Dvi rūšis atrodo labai besiskiriančios, tai yra čiobrelinis ir žvilgantysis auksinukas, bet čia tik patinai. Patinai, aišku, nesupainėjami. Vienas čiobrelinis visas toks violetinis, tikriausiai, o žvilgantysis oranžinis toks priekinis sparnai oranžiniai su tamsiu apvadu ir juoda diskalinė dėmė. Užpakalinis sparnai šiek tiek jau pusiau oranžiniai, jau daugiau tamsinti. Bet vizualiai labai gerai skiriasi patinai vienas nuo kito šitų rūšių, tiek nuo kitų auksinukų rūšių. Bet, kai pažiūrim pateles, čia matom kairiai pusė parodytas patelės, patelė viršutinė pusė šiek tiek varijuojanti, dėl to labai panaši. Jas ypač jeigu drugiai pasiskraidė, apsitrynė, jau kažkiek tai tokių skiriamųjų požymių mažai belikę, dėl to reikia gerai žinoti, į ką atkreipti dėmesį. Viršutiniai pusėje žiūrint, čiobreliniai auksinukai tokie, labiau puošnus, bet paprastai turi užpakalinių sparnų, šalia tos oranžinių dėmių eilės, tokias žydras kepurėlės, kurios lyg ir papuošia tą sparną. Tuo tarpu žvilgantieji auksinukai šitoje vietoje tokių kepurėlių patelės neturi. Tikiuosi, suprantate, apie ką aš šneku. Štai čia tos kepurėlės žydros čia ir čia. Tai jeigu gerai pasiseka ir švieži drugiai, tai šitas požymis galėtum padėti pasakyti, kad tai yra čiobrelinis, o ten yra žvilgantysis patelė. Bet priešingų atveju reikia labai atidžiai patyrinėti apatinę sparnų pusę. Tai štai kokie dabar požymiai. Vienas iš tokių nurodomų ir pastebimų požymių, tai yra šitos, matot mano tikriausiai rodiklė, šitos juodų dėmių eilės išsidėstymas. Čia tos dėmės vis susiporavo, lyg po dvi dėmės, kurios išsidėstė kaip ir laipteliais tokiais. Kartais sunku įžiūrėti, bet iš tiesų tai veikia. Laiptelį, tai čia yra čiobrelinių auksinukai būdinga. Plius čiobrelinių auksinuko šitos juodos dėmės šiek tiek didesnės visos su platesniais šviesiais apvadais. Tuo tarpu žvilgančio auksinuko, to eilėje šitos dėmės nėra taip jau laiptuotas, daugmaž tokia lenkta, ledo ritulio lazdos formos, taip galiu pasakyti, bet šita dėmių eilė išsidėsčius tokiu būdu. Tai toks, reikia žiūrėti gerai šitą požymį, ne visada jis akivaizdus, bet taip yra. Ir kaip sakiau, tos dėmės yra mažesnės. Kitas dalykas, dar vienas skiriamasis požymis, tų čiobrelinių auksinukų irgi gana ryški, tokia, įspūdinga, oranžinė tikriausiai juosta, užpakalinių sparnų
apatiniai pusėje ties vat, sparno galu. Tarp šitų juodų dėmelių tokia įsiterpusi tvarkinga, ryški juosta. Tuo tarpu žvilgančio auksinuko tos dėmelės tik tai praktiškai viena tik tai ryškių dėmelių eilė, kita tokia sunykus ir ta oranžinė juostelė tokia nelabai ryški. Tad visą tą požemį visumą mums leidžia tas dvi rūšis net ir pateles skirti viena nuo kitos. O štai dar 3 šitų auksinukų rūšis. Tai yra mažasis, šiaurinis ir tamsusis auksinukai. Nu, su jom irgi iš pirmo žvilgsnio atrodo gan aišku, tačiau reiktų pasigilinti. Mažasis auksinukas, nors jis pavadintas mažasis, jis nėra labai jau toks mažas, lyginant su šitom kitom rūšim. Tai yra panašaus dydžio. Vat, ir jisai, kuo jis ypatingas? Vat, bent jau patinų labai ryški šita priekinių sparnų viršutinė pusė, su oranžinė pagrindinė, arba jeigu ne, atsiprašau, jeigu spalvas aš painiosiu, čia vat šita šviesi dėmė, joje išsidėstė juodų dėmių visa serija. Irgi galim pažiūrėti, kad laiptelis lyg ir išsidėstęs šitos dėmės. Va, tai o apatiniai užpakaliniai sparnai irgi su oranžinė juosta sparnų gale, gana plačia. Nu ir paprastai, va, tokia sausose pievose, nu ir kai skrenda, gerai matosi tas visos jos ryškios tas spalvos. Ta drugį sumaišyti su kitom 2 rūšim, nu jau sunkiau. Nu, patelės šiek tiek galbūt panašios gali būti į šiaurinio auksinuko netgi ir labiau išreikštas patelės. Tai va, tai šnekant apie viršutinę pusę toliau, žiūrim vat šiaurinio auksinuko viršutinę pusę. Matom priekinių sparnų, vat, nu, šiaip šiaurinis auksinukas, kai yra šviežias drugys, ypač patinai, tai pastebimas toks violetinis žvilgesys, visas sparnas toks kaip ir žvilga, turi tokią žvilgesį. Na, jis aišku, ta priekinių sparnų spalva jau yra tamsi, tiek patinų, tiek patelių. Patinų užpakaliniai sparnai gali turėti irgi tas šiek tiek mėlynas kepurėlės, šalia tos oranžinės dėmės, juostas, atsiprašau. Vat. Patelės, nu, netokios, neturi to paprastai jo violetinio žvilgesio. Ir kartais ta pagrindinė sparnų spalva, priekinis sparnų irgi turi, yra pasitaiko su šviesiom tokiam dėmėm, kaip panašu kaip mažų auksinukų patelių. Netgi toks yra tokia forma. Nu ir aišku, vat, šitos juostos, priekinių sparnų, geltonų dėmių juosta yra ganėtinai tvarkinga, lenkta, lyginant su mažų auksinukų pateliam. Ten tai išsibaršėsi šitą. Tas dėmes kažkur tai pasklydę ir labiau netvarkingas. Na, o tamsių auksinukų, senai parodyta patelė, tamsių auksinukų patelė, viršutiniai pusiai, irgi, kaip matot, gali būti tokia ganėtinai marga, priekiniai sparnai gana margi, tai yra įsiterpę tos šviesios dėmės tarp juodų dėmių. Bet ir dėl to kartais sakau, gali būti sutikus tamsių auksinukų patelė ir šiaurinio auksinuko patelė, gali būti klausimų, iš tiesų, kuri čia rūšis iš tiesų, dėl to reikia žiūrėti apatinę pusę. Dabar pereikim prie apatinių pusę. Jeigu matot mažų auksinukų, iš karto apatinė pusė tokia užpakalinių sparnų, ypač pasižiūrėkim, priekiniai sparnai ten tiek visų šitų rūšių panašiai margiai, ten gal jie nekreipsim labai į jos dėmesio. Bet o užpakaliniai sparnai ryškiai skiriasi jų spalvas. Mažų auksinukų beveik
vientisas toks pilkas fonas ir nedidelės tos dėmės išsibarstę šitam tokiam fone. Žodžiu, nekrenta į akis jokios kontrastingos dėmės šitų užpakalinių sparnų apatiniai pusėje. Na ir priekinis sparnų pakraštys toks pilkas, be dėmių. Va. Nu ir vat, kaip sakiau, klausimai gali kilti tarp šiaurinio ir tamsio auksinuko. Tai čia reiktų pažiūrėti, kurgi tie skirtumai tarp šitų dviejų rūšių. Vat, priekinėse sparnuose gali pamatyti, kad tamsių auksinukų pakrašty antra juodų dėmių eilė pakraštyje yra tai tokia didelės, stambios, vos ne kvadratinės tos dėmės, visa jų eilė labai ryški. Tuo tarpu šiaurinio auksinuko ten trikampio formos tos dėmelės, aplinkui tokia tvarkinga oranžinė juostelė. Visas gudrybė apatinių sparnų, užpakalinių sparnų apatiniai pusiai dabar, kuris jau aiškiai leidžia mums atskirti tas rūšis. Vienas dalykas, kaip sakiau, irgi pakraštinė ta oranžinė juosta labai tvarkinga, aprėminta juodom dėmėm. Tuo tarpu tamsio auksinuko šitai vietai nėra išreikšta šita oranžinė tokia dėmė, tos visos dėmelės nėra taip vienodai gražiai aprėminę šitos oranžinės juostelės. Va ir pasižiūrėkim štai dabar į šitą centrinę dalį. Va, tai jeigu čia matom tamsių auksinukų, šitoje vietoje yra 4 tokios dėmės, 2 pusiau susilieja, bet irgi stambios, kaip dešrelė šita tokia dėmė. Tai šiaurinio auksinukų labai būdingas ir tipiškas požymis, kad šitos dėmės, kurios tamsių auksinukų yra atskiros arba šiek tiek susilieja, va čia jas yra susilieję į ploną, lenktą, tokią, sakykime, liniją. Tai šita dėmė tokia visiškai siaura ir lenkta. Nu ir turi vieną didelę ten arčiau pagrindą dėmę. Tad iš šitą visuomet reikia atkreipti dėmesį, kokios formos šitoje vietoje yra dėmė. Ar jos yra atskiros stambios, ar tokia lenkta, aukšta, plona dėmelė. Nu, tikimybė surasti šiaurinį auksinuką nėra didelė, labai reta ir labai lokali rūšis Lietuvoje. Būtų didelis džiaugsmas, jeigu kažkam pavyktų tą rūšį rasti ir identifikuoti. Jau kita yra melsvių šeimos grupė, tai yra Phengaris genties 3 rūšis. Tai yra taškuotasis arba juodataškis melsvys, kraujo-lakinis melsvys ir kencijonis melsvys. 3 tokios rūšis, kurios visos šnekėjimo mes apie tai trečiam užsiėmime, kad tai yra saugomas rūšis ir joms visoms būdinga, kad jų vaikučiai, tai yra jų vikšrus, truputį paaugusius jų mitybinių augalų žieduose, vėliau priima skruzdėles, mirmika genties skruzdėlės savo skruzdėlyną nusineša ir ten jomis tais vikšrais rūpinasi, maitina, arba tie vikšrai truputėlį chuliganavoti ir ten patys valgo ten skruzdžių perus. Nu, toks jau jų prisitaikymas, apgauna tas skruzdėlės, palaiko skruzdėlės, tos vikšriukus, lyg tai būtų jų pačių pabėgę kažkokiu tai būdu lervutės. Bet tai jau kita šneka. Tai čia šitas toks bendras bruožas šitos Phengaris genties rūšims. Dabar kuo jos skiriasi vizualiai, kai jau išsirita iš tos skruzdėlyno išlenda ir skraido, tos drugius atskirti kai kur. Lengva taškuotuosius. Lengvai atskirti juodataškius tos melsvius arba Phengaris arian, nes jų tiek viršutinės sparnų pusėje, tiek apatinės sparnų pusėje labai didelės juodos dėmės matomas tiek patinų, tiek patelių
sparnai turi tokias ryškias juodas dėmes. Dėl to, tą rūšį skirti nuo kitų problemos nėra. Na ir, reiškia, buveinė irgi tokie labai sausos pievos su čiobreliais, paprastai, nes tai pagrindinis mitybinis augalas, smėlynuose. Irgi labai nykstanti rūšis. Ir šiemet beje, ne šita rūšis, atsiprašau, bet visumoje reiktų ieškoti naujų radaviečių, nes yra grėsmė, kad šita rūšis gali išvis Lietuvoje išnykti. Taip, dabar sunkiau skirti skraidančius kraujoplakinį ir gensionį melsvius. Šioje nuotraukai matom, kad gensionį melsvių patinai, kaip ir lyg ir neturi jokių dėmių. Priekinių sparnų viršutiniai pusė, tiek užpakalinių sparnų viršutiniai pusiai. Dėl to gali būti painiojami su, sakykime, kaip ten tas semiargus rūšim, su kita melsvių rūšim, bet pasirodo kartais turi ir gensionis melsviai, gensionis tokia neryškės irgi tas juodas dėmeles, dėl ko jis tampa sunkiai skiriamas nuo kraujolakinio melsvio, kuris šiaip jau visada turi. Tiek patinai, tiek patelės turi labiau išreikštas tas dėmes ir labiau tamsus tie sparnai. Bet dėl to sakau, gensionė melsvė, patinai, kurie turi šitas juodas dėmeles, vizualiai panašus į kraujolakinio melsvio, bet vėlgi skiriasi buveinės. Gensioniai melsviai sausose, gerai saulės šildomos išlaitose, kur auga gensionai. Jeigu ta maitinasi melsvaisiais gensionais vikšrai. Mato kraujolakinis melsvys, tokiuose drėgnose pievose, kur auga kraujolakės. Kraujolakės pagrindinis mitybinis augalas. Tai vien pagal buveinę, jeigu matom, auga kraujolakės ir skraido melsvėjai, ir plus dar su dėmėm, tai bet jau gali būti tikri, kad tai kraujolakiniai melsvėjai. Tuo tarpu tose šlaituose, kur gensionai auga ir skraido kažkokie melsvėjai, o čia reikia būti atidiems ir gerai įsitikinti, ar tai iš tiesų ten gensionai melsvėjai, ar kita melsvių rūšis. Reiktų žiūrėti apatinę sparnų pusę. Dabar tiek kraujolakinis, tiek gensionis melsvėjai apatinė sparnų pusė irgi matot ganėtinai panaši ir tokių ryškių skiriamųjų požymių rasti sunkoka. Ta dėmelė kažkokia, tai irgi jų forma. Nežinia, kiek stabilus tas požymis, bet gali skirti, čia reikia ir 2 dėmes, tai čia tokias labiau susilieja tos 2 dėmes į vieną. Galbūt gensionio melsvio šitų juodų dėmių išsidėstymas šiek tiek labiau laužtas, šitų dėmių tokias kaip ir gaunasi, kaip ir kėdės formas, laužtas pavydalas šitas. Tuo tarpu šičia kraujolakinio melsvio šitus dėmes matom ganėtinai tvarkingai lenkta kreivė išsidėstė. Tai štai, matom čia pačiai parodytas melsvys irgi matom su dėmelėmis viršutinių sparnų pusėje. Dėl to labai panašus į kraujolakinį. Taigi, šitoje vietoje reikia būti atidiems. Dar viena melsvių pora, kuri, aišku, jie nėra labai panašus, bet tiesiog toks įspūdis, kad būtų, kad šviesia apatinė pusė. Bet skraidimo laikas praktiškai, ten pradeda skraidyti žydrieji melsviai labai anksti, jau dabar pradėjo šiemet jau yra stebėjimo fakto šitos rūšies. Ir matot, labai šviesi apatinė pusė, visokias chaotiškai išsibarstė visi tas žydram fone juodas dėmelės netvarkingai ir jokios odegėlės, kaip matot, šitą sparnai neturi. Tuo tarpu uodeguotasis melsvys
nors irgi apatinė pusė gan šviesi, bet jau matom tos juodas dėmes išsidėstę tvarkingai. Turi oranžinės intarpą užpakalinių sparnų pakrašty, oranžinė juosta tarp juodų dėmių, ko neturi visiškai žydrasis melsvys. Mat ir aišku, turi mažytę, bet gerai pastebimą uodegėlę, sparno išaugėlę, pavadinkim ją uodegėlę. Mat ir dėl to pavadintas uodeguotasis melsvys. Abi rūšys pakankamai dažnai sutinkamas. Na ir žinodami tos požymis nesupainiosit. Su šitom dviem rūšim, aiškiai mažasis ir pilkasis svei, vat būna dažnai klausimų, ta ar čia kita rūšis. Na, ypač sunku pasakyti, kai mes matom tik tai nuotrauką, nes nuotraukai sunku suprasti to drugių dydį. Mažasis melsvys yra gerokai mažesnis paprastai už pilkąjį melsvį. Ir dėl to gamtoje, kai susiduri su mažoju melsviu, tai paprastai nekyla klausimų, ar tai mažasis ar pilkasis melsvys. Tačiau nuotraukose yra kitas dalykas, nes tiek viršutinė pusė jų yra vienoda praktiškai, vizualiai, skiriasi apatinė pusė, bet labai subtiliai. Ką mes čia matom. Taigi mažojo melsvio, dabar mes jau taip įsigudrinam, kad pagrindinį tokį požymį reiktų žinoti, kad užpakalinių sparnų apatinėje pusėje ties sparno pagrindo yra dvi dėmės. Viena aukščiau, kita žemiau. Tuo tarpu pilkųjų melsvių čia sutinkama tik viena dėmė. Antrosios dėmės nėra ir dėl to mes, jeigu jau nerandam tos dėmės, tai beveik jau fiksuojam, kad tai yra pilkasis melsvys. Tai vienas iš tokių požymių. Kitas požymis, va čia parodytas, priekinių sparnų apatiniai pusėje, juodas dėmės išsidėstė beveik tiesiai. Tai prasme, išsidėstė tokia beveik šiek tiek lenktu lankeliu, bet beveik tiesiai galim sakyti. Tuo tarpu pilkojo melsvio šitas dėmes sulinkę, išsidėstė lanku. Va, kaip senelis su lazdele. Tai va šitie du požymiai pagal apatinę sparnų pusę mums leidžia jau atskirti šitas dvi rūšis. Ir kartoju, iš patirties pernai metų rūšių ralio patirties, daug klausimų dėl kuri čia rūšis iš tiesų yra. Va čia matot, natūra irgi abidvi rūšis nufotografuotos gamtoje. Čia yra viena juoda dėmė, tai yra pilkasis melsvys, dvi dėmės, mažasis melsvys. Na ir ta labiau lenkta priekinių sparnų apatinėje pusėje juodų dėmių eilė. O čia jau dabar didelė tokių tikrai melsvių, nes viršutinė sparnų pusė mėlyna, patinų patelių narda. Visa grupė, 6 rūšės, jas reikia išlukštenti irgi mums mokėti skirti. Tai viršutinė pusė mums iš karto patinus, pagal viršutinę pusę, iš karto galima atskirti stepenius melsvius. Stepenis melsvys skiriasi nuo visų kitų, matom tokia šviesiai žydros spalvos, priekinis sparnų viršutinė ir užpakalinis sparnų, reiškia viršutinė pusė patinų. Matom kitų tokia labiau sodri mėlyna spalva, reiškia, o šitų, gerai matosi vos ne balti, atrodo iš tolo, šitie sparnų viršutinė pusė, su aišku tamsiu apvadu. Visų kitų, matom,
patinų sparnai vientisai tokie mėlyni, tik spalvos intensyvumas skiriasi. Dabar šnekėkime apie patinas. Žiūrėkime, pietinis melsvys. Tai yra Lisandra Belergos, kuris manom, kad irgi Lietuvoje dabar nesutinkamas, gal išnykęs, o gal jis dar atgrįš pas mus, nes tai klimatui keičiantis gali būti, kad šita rūšis irgi vėl grįš, jeigu jinai buvo pas mus Lietuvoje, vėlgi atkeliaus ir gyvena tose pačiose buveinėse kaip ir stepinis melsvys bei dantytasparnis melsviai, tai yra maitinasi tuo pačiu mitybiniu augalu, tai yra dvispalvių raženim. Taigi buveinė panaši visų šitų trijų rūšių - stepinio, pietinio ir dantytasparnio, ten, kur auga raženiai. Bet pietinis melsvys ieškotinas, ryškiai matot mėlyną spalvą patinų viršutiniai pusėje sparnų. Na ir koks atkreiptinas požymis ir kuo jisai skiriasi nuo dirvinio melsvio, nes tai panašiausia rūšis lyginant su pietiniu. Kad išorinio priekinių sparnų ir užpakalinių sparnų pakraščio riboje yra tokie kuteliai, tai yra žvyneliai, ilgi žvyniukai sudaro tokius kutus. Ir pietinių melsvių kutai ties gyslų pabaigos vieta, kur baigėsi gyslos, matom, ir tie žvyneliai yra juodi, tai yra tokie juodi trikampiai, ryškiai, lyg ir štrichuotas, taip sakykim, šitas pakraštys. Nežinau, kaip pavadinti geriau, dryžuotas, štrichuotas, tai yra matomi tokie juodi kampiukai. Tuo tarpu dirvinio melsvio visi šitie kutasiukai vienos spalvos šviesus ir tokio dėmėtumo, margumo kutasiukuose nėra. Tai tarp šitų dviejų rūšių patinų tas svarbus požymis. Taigi, tose buveinėse, kur yra stepiniai melsviai, pietiniai melsviai, tai yra ten, kur auga dvispalviai raženiai, reikia labai atidžiai žiūrėti, ar tai skraido dirvinis melsvys, be kutasiukų, be šitų juodų dėmių kutasiukose, ar netyčia aptiksit pietinį melsvį su šitom ryškiom dėmelėm. Štai, dabar lengva atskirti, vėlgi, ypač pateles, dantytasparnių melsvių. Nes užpakaliniai sparnai, jeigu žiūrėt šitam piešinėje apatiniai dalyje, turi šiokią tokią uodegytę, tokį išsikišimą dantuką. Patelės turi tokias vos ne dvi uodegytės, ryškės. Tarpu patinai su mažesniam šitam, nėra tokie apvalūs sparnų galai, o turi tokias didesnės ar mažesnės, bet pastebimas uodegytės. Tai čia žiūrint viršutinį sparnų pusę. Su patelėm problemos šitas šias nėra, bet gal grįšiu dar prie patelių. Tuo tarpu tiek smiltyninę, tiek didžiąją, tiek dirvinį melsvių patinus skirti vizualiai pagal viršutinę pusę nelabai pavyktų. Dėl to mes matysim, grįšim prie apatinių pusių. Tai jau pereisim, bet dabar dar truputėlį apie patelės. Kaip matot, patelės visos yra rudos, tikriausiai spalvos. Ir paprastai dažnai turi oranžinių dėmių eiles sparnų galuose, labiau ar mažiau išreikštas. Tiek gali būti abiejų ant priekinių ir užpakalinių sparnų tos dėmės, arba tik tai ant užpakalinių sparnų. Tai čia vėlgi pagal tai, kaip matot, identifikuoti rūšis pateles vieną nuo kitos iš viršutinės pusės praktiškai sudėtinga būtų. Išskyrus tą dantytasparnį melsvį, kurio matom patelės labai išskirtinės išvaizdos. Matom ir sparnas
dantytas, kaip čia padantytas sparne, dantytas tiek, vat ir raštas toks apatinių, užpakalinių sparnų gana toks išraiškingas, tos dėmės nestandartiškai atrodo. Tai štai, kągi, bandom žiūrėti dabar apatinę pusę, nes tai svarbiausi požymiai apatiniai sparnų pusėje. Štai tos pačios rūšis ir jų apatinė vardo pusė. Mirga marga iš pirmas įspūdis toks. Taigi, pažiūrėkime, vat, pirmiausia, tas vat, 3 rūšis, kurios, kaip sakiau, gyvena taip pačiai buveinėje ir galim jas kartu ten rasti. Labai, tai yra stepenis, pietinis ir dantytasparnis melsvėje. Apatinė pusė. Matot, stepinio melsvio apatinė pusė juodos dėmės didelės ir plačiai aprėmintas apsuptas baltomis juostomis. Toks vat labai didelių dėmių margumynas. Va tiek patinų, o dar labiau patelio. Ir matom ties pagrindu, sparno pagrindu irgi yra juodos dėmės. Tiek stepinio, tiek pietinio melsvio. Ir matot, ir tas pats vat, stepinis ir pietinis melsviai, apatinė pusė labai panašus ir iš tiesų gan sudėtinga šitas 2 rūšis skirti vieną nuo kitos. Nes ir stepinis melsvys turi tą vat, sparno pakraštyje esančių kutosiukų margumą, kaip ir pietiniai melsviai. Nu, bet atsimenat, viršutinė pusė skiriasi patinų. Galim dar grįžti atgal. Štai matot, pagal viršutinę pusę jau leidžia skirti šitas 2 rūšis patinus. Apatinė pusė sunkiau skiriasi, nu, bet irgi turbūt bendras toks vaizdas, kontrastingumas, dėmių didumas. Galbūt ir pats drugys šiek tiek didesnis stepinis melsvys negu pietinis. Neteko matyti jo gyvo, taip kad gal ir mums neteks visiems, o gal ir kas nors ims ir suras pietinį melsvį. Būtų labai džiugus įvykis. Taip, na, o dantytasparnis, matom, neturi ties priekinių sparnų pagrindų juodų dėmių ir tas jau vien tik tai ties sparnų dantytumas su apatiniu sparnu, užpakaliniu sparnu, leidžia atskirti tą rūšį turbūt lengviausiai nuo visų. Na ir pereikim dabar prie šitų smiltinio, didžiojo ir dirvinio melsvių. Smiltininis vėlgi labai sausose pušynuose, vėlgi kur čiobreliai ir panašiai tokiuose sausose labai vietose, pievose, buvusiose karjeruose, kur yra tokios specifinės ankštiniams augalams tokiems mėgiamas vietas. Ir ten galima rasti netyčia tokias nedidelės smiltinių melsvių populiacijytės. Nu, tada aiškiai pati buveinė tokia gan ypatinga, bet aišku ir kitas rūšis abidvi ten gali būti sutinkamas, tiek didysis, tiek dirvinis. Bet smiltinė, pažiūrėjom, tas išorinis pakraštys sparnų, priekinių sparnų, ypač baltas. Taip, yra baltos juostos. Išsiskiriančias, aiškiai, aprėmintas sparnas iš išorės baltomis juostomis, ko nėra nei pas dirvinį, nei pas didįjį melsvį. Ten yra juodos dėmės, juodų dėmių pora eilučių su oranžinėmis, aiškiai, šalia esančiomis dėmėmis. Patelių smiltinių šiek tiek irgi to spalvos yra, bet, matom, visai kitas vaizdelis. Ir dabar žiūrint tos smiltinio melsvio su dirvinio, gal paskui. Gerai, dabar didįjį melsvį nuo dirvinio melsvio, pažiūrėkim, kuo jie skiriasi. Didžiojo melsvio apatiniai sparnų pusėje, priekiniai sparnai ties pagrindu neturi juodos dėmės, labai svarbus požymis. Tuo tarpu dirviniai melsviai visada čia turi dėmes.
Jeigu jų neturėtų, tai dar galima būtų tikėtis ieškoti dar vienos rūšies, ten polimatus terzites, kad Lietuvoje dar nėra rasta, kitur yra sutinkama, tai irgi labai panašiai į dirvinę, tik tai neturi šitų dėmių. Kartais į dirvinę melsviai turi nukirpimą ir neturi tos dėmės, bet tada jau sunkiau įrodyti, kad tai kokia nors kita rūšis, reiktų daryti, preparuoti ko gero genitalės ir panašiai. Taip, dabar, taigi didysis nuo dirvinio melsvio, vienas tokių ryškiausių požymių šitų dėmių nebuvimas pas didįjį melsvį, priekinių sparnų pagrinde. Toliau yra kiti skirtumai. Nu, vat yra užpakalinių sparnų, pietinėje pusėje, ties viduriu, ten, kur yra ta oranžinė dėmių, kepurėto oranžinė dėmių eilė, yra baltas toks trikampis. Matom, balta trikampė dėmė įsiterpusi tarp šitų juodų dėmių eilės. Į šitą juodų dėmių eilę. Tas trikampėlis gali būti labiau išreikštas ar mažiau, pas patiną matom šiek tiek mažiau, bet galima įsivaizduoti, kad čia irgi pašviesėjimas tokius šviesi trikampė dėmelė ryškėja. Tuo tarpu didžiųjų melsvių šitoj vietoj tokios nei patinų, nei patelio patiniai sparnai. Užpakalės sparnai patiniai pusėje tokių trikampių dėmių neturi. Dėl to tai antrasis būtų toks kritinis požymis, kuo jis skiriasi didysis nuo dirvinio melsvio. Na ir dar vienas požymis, reiškia šit priekinių sparnų apatinėje pusėje pakraštinio oranžinių dėmių eilė patelių. Čia labiau tas matoma. Nėra pilna, tai yra iš apačios į viršų kylanti ir link sparno galo tos oranžinės dėmės kaip ir išnyksta. Tuo tarpu dirvinių melsvių patelių visa eilė tvarkingų šitų oranžinių dėmių yra. Patinai kažkaip nepasižymė šitomis oranžinėmis dėmėmis tiek didžiojo, tiek dirvinio melsvio. Dėl to tas požymis nelabai veiks. Štai. Nu, ir galbūt didžiai melsvių apatinėse sparnuose tos oranžinė dėmių eilė pakraštinė irgi neina iki pat galo, užsibaigia jos kažkur tai netoli galo. Paskutinės dėmės be oranžinių dėmių juodas. Tuo tarpu dirvinių melsvių ten irgi ir patinų tos oranžinės dėmės nueina turbūt sudaro pilną eilę. Tad visas šitas kompleksas požymių leidžia atskirti didįjį melsvį nuo dirvinių melsvių. Dirvinį melsvį matom nuo smiltinio melsvio, kuris irgi neturi, matom, dėmės ties sparno pagrindu, priekinio sparno pagrindu, kaip ir didysis melsvys. Bet matom kiti požymiai. Ta balta juosta sparno gale skiria jį. Natūrai gerai tas požymis matosi nuo kitų dviejų rūšių. Tai štai, visas kompleksas, aišku, čia reikia pastudijuoti, susidurti, rankom pačiupinėti visas šitas rūšis, pamatyti, pačiam įsitikinti tų požymių buvimu ir tada galėsim būti tikri, kad jau mes mokam skirti šitas 6 rūšis. Dar yra 3 rūšis. Šiuo atveju viena iš ankstesnių, bet yra 2 rūšis faktiškai, kurias mes norim aptarti, tai yra geltontaškis ir rudasis melsviai, kurie išskirtiniai tuo, kad nuo dirvinio melsvio ir kitų melsvių skiriasi užpakalinių sparnų apatiniai pusiai šitų 2 dėmių išsidėstymu. Lengvais požymis, kurio galima atskirti tas 2 rūšis nuo kitų. Reiškia panašių. Taigi matom, šitos 2 dėmės atitolę, atlūžę lyg ir nuo šitos visos tvarkingos juodų dėmių eilės. Čia irgi labai gerai matosi. Šita antra dėmė lyg ir iššokus iš eilės, link sparno pagrindą daugiau. Ir matom tokį būdingą, požymį. Šis abidvi tos rūšys, tiek geltontaškis, tiek rudasis melsviai, turi šitą požymį.
Ties sparnų pagrindu, matom, irgi juodų dėmių neturi, nėra. Tuo tarpu dirvinis melsvys, jisai tiesiog palyginimui įdėtas, mes jį aptarinėjom. Vat matom, šita juodų dėmių eilė užpakalinį sparnų apatiniai pusėje labai tvarkingai gražiai lenkta. Antra dėmė neiššokus iš visos eilės, tvarkingai išsidėšiusi. Va. Ir turi ties priekiniai sparnai, ties pagrindu turi tas būdingas juodas dėmes. Taigi, su dirviniu melsviu nebesumaišysim, žinodami šitą požymį. O tik tai skirti geltontaškio nuo rudojo melsvio, jau vėl yra iššūkis. Pabandom pasiaiškinti bent jau teoriškai, kaip tos rūšys skiriasi. Rudasis melsvys, arba tas Aricia artaxerxes vadinamas, tai daugiau tokie kaip ir šiaurinė rūšis lyg ir turėtų būti. Na ir kas tai būdinga, lyginant su geltontaškiu, kad priekiniai sparnai, viršutinė priekinių sparnų pusė be jokių oranžinių dėmių patino. O ir patelės irgi praktiškai tos dėmės labai neryškios, jeigu ir yra. Tiek priekiniuose, tiek užpakaliniuose sparnuose. Taigi tas toks nebuvimas šitų dėmių arba labai silpnai išreikštas tos dėmės vienas iš tokių požymių skiriančių rudąjį melsvį nuo geltontaškio, kuris geltontaškis melsvys turi tiek priekiniai, tiek užpakaliniai sparnai, pakraštyje turi oranžinių dėmių eilę. Vėlgi, jinai išreikšta skirtingų laipsnių. Patinai turi mažiau išreikštas šitas oranžinės dėmes, tuo tarpu matom apačioj patelę, kuri turi pilnas ryškias eiles. Dažniausiai šitų oranžinių dėmių sparnų viršutiniai pusėje. Taigi, jeigu randam tokią draugę su tokiam gerai išreikštom dėmėm viršutinės sparnų pusėje ir sulaužta už apatiniai sparnų pusė, užpakalinių sparnų šitą dviejų dėmių eilę, tai yra atitolusias tas dvi dėmeles, galim tvirtai pasakyti, jog tai yra geltontaškis melsvys. Plius geltontaškiai melsviai turi dvi generacijas, taigi skraido ir vasaros pradžioje ir šiek tiek vėliau rugpjūčio mėnesį, tuo tarpu rudieji melsviai tik tai vasaros pradžioje antros generacijos manoma, kad neturi. Va. Kitas toks požymis patinams ypač gerai matomas irgi, kad sparnai, priekiniai sparnai jau labiau smaili, užsmailesni. Patinai ir patelės tokia lyg ir nurodomas toks požymis. Tuo tarpu rudųjų melsvių labiau užapvalintas sparnų viršūnė, kuris irgi toks nėra labai ryškus ir pakankamai įtikinantis kartais požymis. Na ir mažesni geltontaškiai, truputėlį mažesni. Bandant ieškoti dabar, kad kur surasti rudąjį melsvį, pastaruoju metu sunkiai pavyksta įrasti, galimai, kad irgi kažkokios problemos su šita rūšim Lietuvoje, galbūt jinai irgi prie nykstančių. Juolab, kad labai sunku ją identifikuoti, skirti nuo geltontaškio melsvių, kurie šiaip jau ganėtinai paplitę Lietuvoje. Tai tiek galiu pasakyti apie šitas dvi rūšis. Na, toliau yra dar viena rūšių grupė, 3 plėdvėjais genties rūšis, kurias irgi kyla klausimų dažnai jų identifikavimą. 3 rūšis, ganėtinai panašios, bet ir skiriasi. Tai kuo? Lengviausia, aišku, atskirti nuo šitos trijulės žydraakį melsvį, nes viršutinė pusė, matom, visų yra mėlyna, patinų bent jau, patelės ne, patelės tam rudas, bet patinai mėlyni ir skiriam, faktiškai žiūrim į apatinę sparnų pusę, norint tas rūšis identifikuoti. Tai žydraakių melsvių apatiniai pusė, visa spalva dominuojanti šviesi, ryškiai, taip labai šviesi,
bendra, reiškia foninė sparnų spalva. Nu ir labai tokia aiškiai, tvarkingai išsiskirianti oranžinių dėmių aprėmintų juodomis dėmėmis eilė. O tokia tvarkingas vaizdas paprastai. Vat. Šviesiam fone tvarkingas oranžinių dėmių juostos, kurią supa tvarkingas juodų dėmelių eilutės. Tuo tarpu akiuotų ir žaliakių, melsvių, nu va, tie sparnai tokie labai atrodo margi, nes dėmės didesnės, visos, kad ir drugiai mažesni šiek tiek, būna žydrakių melsvių mažesni gerokai. Ir santykinai tos dėmės labai didelės ir sudaro toks irgi margumo įspūdis, nes ir ties sparno viduriu ir pagrindos dėmės didelės, tiek pakraštinės dėmės yra didelės apvalios, pačios pakraštinės juodos dėmės, kaip akutės galim pavadinti, toliau oranžinė ta juostelė tokia rangyta. Ir kadangi tai tęsinys juodų didelių apvalių akučių pakraštyje aprėmintas lyg ir oranžiniam dėmėm. Na ir juodas kepurėlės irgi pakankamai didelės, trikampės šitos oranžinės juostelė. Plius tarp šitos oranžinės juostelės ir toliau esančių juodų dėmių eilių paprastai yra šviesesnis laukas, kuris irgi skirtingai ten nurodoma akiuotė, žaliakia, daugiau ar mažiau išreikštas, bet šnekant, man asmeniškai iš praktikos žiūrėti į apatinę pusę beviltiška, apatinė sparnų pusė, šitie abudu mes veikiatas žaliakis tik nuo žydrakės skiriasi. Tarpusavį jos ten žiūrėti, reiškia, pagal apatinę pusę labai problematiška, nu ir faktiškai, aš nesiimu to daryti, nes tiek patinų, tiek patelių ta apatinė sparno pusė šito abiejų rūšių labai panaši. Todėl, norint, jau patikimai galiu tik tai identifikuoti tas rūšis pagal patinų sparnų viršutinę pusę. Nes akiuotojo melsvio viršutiniai sparno pusėje aiškiai yra tamsi, plati, ganėtinai plati, ištamsinta tokia zona. Tai yra ta mėlynos spalvos sparno dalis, aprėminta plačia, tamsia juoda juosta. Tuo tarpu žaliakių melsvių mėlynas spalva eina iki pat sparno krašto ir iki pačiam gale ten juoda linija aprėmina šitą sparną. Taigi, paprastai šitų individų, tose populiacijose, tiek žaliakai, tiek akiuotų melsvių, ten, kurie gyvena, ten aptūpė jie tos visokius viržius ir ten kažkur kitus augalus, kurie gyvena masiškai. Tai yra, jų gali būti 10 skraidyti aplinkui, tiek patinų, tiek patelio, bet pasakyti, kuri tai rūšis, man reikia patino. Viso tai kompanijai reikia rasti patiną. Jeigu nepavyksta vizualiai pamatyti, reiktų pagauti tą drugį ir pasižiūrėti, kokiagi ten sparno pakraščio yra juostelė. Jeigu tai siaurutė juoda juostelė, tai yra žaliakis melsvis, o jeigu plati juosta, tai yra akiuotasis. Tiesą sakant, akiuotieji melsviai dabar yra daug dažniau sutinkami negu žaliakiai. Pateles neapsiimu skirti, nei viršutinė, nei apatinė pusė vizualiai. Bet tai galime atlikti jau detaliau, faktiškai mikroskopuojant arba su gera lupa, padidinimo stiklu, žiūrint į šitų drugių priekinių kojų blauzdas. Tai reiktų žiūrėti, ar šita blauzda priekinių sparnų kojų kojų blauzda turi tokį spyglį, va čia jis padidintas. Ar toj vietai, ties linkiu, to spyglio nėra. Tad jeigu yra spyglys, tai čia yra
plebėjus argus arba akirtasis melsvys. Jeigu spyglio nėra, tai yra žaliaakis melsvys arba žydrakis melsvys. Nes abidvi tos rūšys priekinių kojų blauzdose tokių spyglio neturi, bet tai jau labai subtilus požymis. Reikia, be abejo, suprantat, kad drugį tenka pagauti, kad nustačius, ar turi tą spyglį ar neturi. Tad jeigu būtų būtinybė nustatyti patelių rūšį, ar čia akirtasis ar žaliaakis melsvys, tektų žiūrėti jų kojeles, nes vizualiai atskirti praktiškai neįmanoma ir dėl to paprastai visokiose formose, kur pildom stebėseną, tai šitas rūšis abidvi rašomos kaip kompleksas. Tai yra kietųjų žaliakių melsvių argus idas kompleksas. Tiesiog priskiriam šitas kažkokį stebėtą individą tam kompleksui, nes atskirti tas dvi rūšis stebėjimo būdu paprastai vizualiai praktiškai sudėtinga. Pateles ypač patinai dar leidžiasi identifikuojami ir be kojų patikros. Na ir dar viena tokia grupelė, smagi grupelė uodeguočiai. Slyviniai uodeguočiai, ąžuoliniai, guobiniai ir žydrataškiai uodeguočiai. Tai yra tokia išsiskirianti grupė. Viršutinė pusė, irgi ten mažai skiriasi viena nuo kitos, bet svarbiausi požymiai yra apatinėje sparnų pusėje. O tai aišku, lengviausia skirti iš visų šitų keturių rūšių žydrataškiai, nes užpakalinių sparnų apatinėme kampe, apatiniai pusėje, apatiniam kampe prie uodegėlės yra ryškiai žydra dėmė. Tokios dėmės kitos rūšys neturi. Taigi, ar radote tokią žydrą dėmę apatiniai pusėje ir tokią tiesią, tvarkingą, ryškią, baltą juostą sparną, kertančią sparną, galite drąsiai sakyti, o tai žydrataškis uodeguotis. Reta pietinio paplitimo rūšis, irgi mėgstantis tokias sausas vietelės, dažniausiai galite rasti ant žydinčių čiobrelių ar panašiai. Taigi, žydrataškis uodeguotis. Dabar žiūrim likusias tik 3 rūšis. Irgi paprastai lengvai leidžiasi identifikuojamas slyvinis uodeguotis, tai yra Satyrium pruni, nes užpakalinių sparnų apatiniai pusėje pakraštinio oranžinių dėmių juosta yra plati, tvarkinga, aprėminta juodų dėmių eilutėmis. Dėmių. Va. Taigi, tai krenta labai į akis. Va šita būtent plati dėmių juosta. Nu, balta juostelė nėra labai išraiškinga, bet irgi tvarkinga lenkta juostelė tiek priekinių, tiek užpakalinių sparnų arčiau sparno galo. Bet svarbiausias požymis yra būtent šita oranžinių dėmių juosta. Va. Tokia juosta dalinę turi ir guobinis uodeguotis, irgi matom, bet jinai nepilna, jinai yra iki pusės sparno tik tai siekianti šita ir netokia didelė, yra prieminta ne, iš vidaus ne taškais, o prieminta tokia juoda rangyta linija, šita oranžinės juostelė. Va, bet tai čia nesminis požymis, nes pagrindinis požymis šiai rūšiai tai yra baltos linijos forma. Matom kaip W arba apverstam M raidę. Tai šitas požymis dėl to ir moksliniam pavadinime pavadinta Satyrium V album. Satyrium W album. Va, nes tai yra labai lengvas įsiminti skiriamasis požymis. Taigi pasižiūrėjome šitą juostą, jinai tokia turi M raidės ar W raidės formą ir galim drąsiai sakyti, jog tai yra guobinis uodeguotis arba Satyrium V album. Na, o ąžuolinis uodeguotis toks labiausiai vargšas.
lyginant su kitom rūšim, nes tos baltos juostelės tokios išskydė visiškai tas linijas, suskilinėja, kaip punktyras likę tik tai šita balta juostelė, nieko neišsiskirianti. Ir oranžinės dėmės ant tik likutinės kažkokias sparno pakrašty. Uodegėlės, kad šitoj nuotraukai nėra, nereiškia, kad jos natūrai neturi būti. Taip, čia irgi yra normali uodegėlė, tik šiandien nulūžusi, nukentėjęs šitas drugys savo gyvenime. Tai štai, žodžiu, jeigu toks labai neryškus tas raštas visas, tai yra ąžuolinis uodeguotis. Tai štai, kaip supratote, žydrataškis uodeguotis yra pats rečiausias, visos kitos rūšis, daugiau mažiau sutinkamos plačiai. Tai baigiame mes kursus. Ačiū už kantrybę patiems ištvermingiausiams, kurie iki šio momento ištvėrėte